atominis bunkeris, tai neišvengiama istorijos dalis ir čia yra sukaupta didžiausia kolekcija dujokaukių, dozimetrų, telefono komunikacijų, radio stočių, kitų įstaigų, kurios naudoja grifą slaptai, KGB, saugumas, mūsų Lietuvos GRU, tikrai įspūdingai veikiantys eksponatai ir norime, kad išlaikyti šitus eksponatus sekančiom kartom ir kad žmonės galėtų prisiliesti, pamatytų kaip kito evoliucija. Ir šiame bunkeryje mes nusistatę, kad nebūtų jokios agresijos, o būtų tik tai visos saugos priemonės, kaip buvo rūpinamasi žmonijos apsauga. Ko šiai dienai gaila, žmonės turbūt negali net eilinės dujokaukės, nei parduotuvėje nusipirkti ir nežino nei kaip elgtis prie bet kokio pavojaus. Tai čia mes galėtume parodyti, kaip kiekviena šalis rūpinosi savo piliečiais. Patikimas yra mūsų puslapis Atominis bunkeris LT, iš anksto įsiregistruoti ir mes maloniai priimsime ir gal, mėly žmonės Lietuvos, ras ką nors kampe nereikalingo ir prisidės prie mūsų istorijos mažos dalelės išsaugojimo. Tai va čia paėmė, pasižiūri, įkišė, o ne tą įkišė. Ir jeigu nepyksi nieko, pamatuoji, reiškia, negavai radiacijos, viskas nieko. Сегодня. Так же, как и советские лидеры, Путин был неосторожен и принял решения, которые привели Запад в ярость и поставили под угрозу любимый проект президента России. В 1980 году советское вторжение в Афганистан привело к бойкоту игр с Соединенными Штатами и другими странами, на которых Москве и нужно было произвести впечатление. В 2014 году высокопоставленные американские чиновники держатся от Олимпиады в стороне, таким образом демонстрируя. Labai retas karo laikų 44 metų vokiečių Wehrmachto karinis imtuvas vidutinių ir ilgų bangų, kuris turi sąlyginį pavadinimą Antonas. Ir Lietuvoje rastas, veikiantis, manau, tai vienintelis egzempliorius Lietuvoje. O čia turime irgi karinį žemo dažno telefunkiną stiprintuvą.